Teisingai atlikta finansinių rodiklių analizė leidžia ne tik įvertinti įmonės veiklos efektyvumą ir finansinę būklę, bet atlikus teisingas išvadas taip pat suteikia galimybę siekti geresnių finansinių rezultatų ateityje ir tai padidina įmonės vertę. Ši analizė grindžiama finansinėmis ataskaitomis ir kitais įmonės finansiniais, taip pat ir veiklos duomenimis, padeda priimti pagristus sprendimus tiek vadovybei, tiek investuotojams ar kreditoriams. Pagrindiniai analizės tikslai - kelti įmonės efektyvumas ir pelningumą, užtikrinti stabilius finansinius srautus ir veiklos tęstinumą ir efektyviai naudoti turimus išteklius. Pagrindinės rodiklių grupės. Likvidumo rodikliai. Įmonės gebėjimas laiku vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumas ir pelno generavimas. Veiklos efektyvumo rodikliai. Turto ir išteklių panaudojimas. Finansinės sverto rodikliai. Skolų lygis ir finansinė rizika. Augimo rodikliai. Įmonės plėtros tempas ir potencialas. Tinkamai atliekama analizė suteikia vertingų įžvalgų apie įmonės veiklą ir leidžia laiku identifikuoti problemas. Ji padeda optimizuoti sprendimus, didinti veiklos efektyvumą ir stiprinti finansinį stabilumą. Finansinių rodiklių analizė yra esminis įrankis siekiant užtikrinti tvarų ir sėkmingą verslo vystymąsi. Žinoma, finansinių rodiklių analizė duos tinkamą rezultatą tik ją atliekant profesionalai, nes visus rodiklius reikia vertinti bendrame kontekste ir ne visuomet lengva padaryti teisingas išvadas.